Sveiki visi, su jumis Ingrid, neurografikos specialistė. Tie, kas norės pasižiūrės, o tie, kas norės, tiesiog paklausys. Tiesiog paskutiniu metu iškilo tokia problemėlė, kaip susitaikyti. Yra iš tikrųjų tokia praktika, kai žmogus kažkur tai pastringa ir negali toliau eiti numatytų kelių, nes pasikelia daug įdomių dalykų ir kaip susitaikyti su tuo, kas tiesiog yra. Dabar aš žiūriu markeris. Iš tikrųjų, ką reikėtų daryti, ta technika paimta iš Instagram platformos. Autoriaus tikrai dabar nelabai pasakysiu kas, bet man labai patiko ir aš tiesiog ją padariau ir tikrai reakcijos eina labai įdomios ir tiesiog siūlau irgi tą. Tai pirmiausia, statykite pauzes ir išrašykite tiesiog viską, ką turite šiuo momentu. Ir viską, su kuo nesutinkate. Pavyzdžiui, esate nepatenkinti. Ir tiesiog reikia, tie, kas pieš, kai turėsit jų sąrašėlį, tiesiog kiekvieną liniją piešim ir sakysim, tam tikrus dalykus. Tai pirmą, pavyzdžiui, jeigu tam sąraše, pavyzdžiui, aš turiu skolų, skamba taip, tai sakote, taip, aš turiu skolų. Ar ne? Tada, esate nepatenkinti savo kūno formomis. Taip, aš esu nepatenkinta savo kūno formomis. Taip, aš tai pripažįstu. Pavyzdžiui, nepatinka būtas, kuriame jūs gyvenate. Taip, aš pripažįstu, kad būtas, kuriame aš gyvenu, tiesiog netoks, koksai turėtų būti. Ir, pavyzdžiui, ar dar kažkokį teiginį ir visą laiką imat ir sakot, taip, aš gyvenu tame, arba su tuo, bet ir aš neneigiu tai. Šiuo metu taip yra, bet tai nereiškia, kad visą laiką taip ir bus. Arba taip, aš esu toks, o ne kitoks. Bet tai nereiškia, kad bus taip visada, ar ne, bet tai nereiškia, kad aš negaliu paimti ir padaryti pokyčių. Ir tiesiog tas pripažinimas, leidimas savo pripažinti, kad taip, šiuo metu aš nesu idealus kažkoks tai žmogus, ne? Galbūt tikisi kažkas tai iš manęs kažkokių tai dalykų. Tiesiog taip yra. Tas pripažinimas, sutikimas su tuo, kad taip yra. Ir tas priemu tai, priemu. Tiesiog, taip yra. Bet to pačiu ir tas teiginys, kad tai nereiškia, kad aš negaliu pakeisti, aš galiu pakeisti. Tiesiog užsiimsiu to klausimu, imsiu ir pakeisiu. Bet dabar aš su tuo sutinku. Ir pavyzdžiui, pastaruoju metu seku keletą specialistų, tikrai pakankamai rimtų. Ir man labai patiko tokia mintis, jau ne iš vieno girdėta, kad jeigu taip vyksta, tai yra teisinga, vadinkim taip, ir tai dėl kažko tai reikia, kad taip vyktų. Kad galbūt ateitų suvokimas naujas, gal atkreiptum dėmesį ir visą kitą. Gal iš to sutinki, ar ne, tai yra, tas sutikimas yra daugiau nustoti kovoti kartais su vėjo malūnais, nors kartais atrodytų, kad tai ne vėjo malūnai, bet iš tikrųjų ta kova su visata yra bergždžia kova. Visata arba pasaulis yra juk didesnis ir jisai turi savo dėsnius, kurių mes galbūt, greičiausia, ne visi mes tuos dėsnius žinome. Ir tas teiginys, taip, aš pripažįstu, kad taip yra, jisai duoda labai didelį stimulą. Ir taip aš priimu tą faktą, nes labai dažnai, turbūt jau girdėjot ne vieną video, mes visi žmonės kartais esam linkę meluoti patys savo, nepripažinti ir kažkokiai pakibti iliuzijai dėl tam tikrų dalykų. Taip yra, taip pripažįstu. Nereikia kovoti. Pasaulis, visata, jie žino, kas, arba jūs patys, čia pasakyti, žinote, kas jums yra geriausia. Ir kai tu pradedi pripažinti, kad tai yra, tu gali imtis priemonių visą tai pakeisti. Taip, aš nesu idealus. Taip, tas, pavyzdžiui, yra svoris, kaip pavyzdys, ne? Taip, tai yra, bet tai aš galiu imti ir pakeisti. Reikia užsiimti to klausimu ir aš pakeisiu. Ir tada atsiveria, galimybės. Nustoti kovoti, nes ta kova, tikrai kova visą laiką yra konfliktas ir konflikte nėra laimėtojų. Konflikte tikrai nėra laimėtojų. Visą laiką kažkuri tai pusė, reikia pripažinti, kad jinai vis tiek turės arba priimti kompromisą, bet kompromiso priėmimas tai nėra laimėjimas. Tai šitokį galite pabandyti papiešti net linijomis, pasakyti, kad tokią įvardinti, taip, aš turiu tokią problemą, taip, aš su to sutinku, tai pas mane yra, pripažįsti, legalizuoji. Ir kai legalizuoji, tai tada ir prasideda pokyčiai. Taip, norėtųsi uždirbti, tarkim, pavyzdžiui, daugiau. Taip, norėtųsi turėti vietoj kažkokio tai, net nežinau, kažkokio vietoj Opelio norėtųsi turėti Lexusą. Kaip pavyzdį. Ir aš čia apibrėžiau, kad čia yra pripažįstu. Pirmą sakau taip. Tada aš priimu taip, pripažįstu ir priimu taip, pripažįstu. Ir priimu taip. Pripažįstu. Po to priimu. Ir galiausiai išeina taip, kad sutinku. Nebeneigiu.
to fakto. Tiesiog. Nu, taip yra. Taip yra. Galiu pasidalinti tam, kam galbūt įdomu. Kai pirmą kartą aš išgirdau ir pirmą aš nepiešiau. Tie, kas piešia, tai yra geroji dalis tai, kad yra neurografiko įsiapvalinimas, tai yra konfliktų mažinimas, jisai padeda. Tai aš pirmą dariau raštu tą praktiką, tai tikrai verkiau, mane užkabino. Kai kurie dalykai, kai kurių dalykų pripažinimas ir priėmimas, kad taip yra. Tai galiu pasakyti, tikrai nėra taip paprasta. Po to piešimas. Piešimas kažkaip tai man yra neurografinės šitos praktikos metu, jisai yra toksai ramesnis, nes iš karto tu gali, jeigu kyla emocijos, iš karto imti ir suapvalinti, kas iš karto akis mato, kad vat, tu priėmi ir iš karto išeini į susitaikymą. Nu taip, taip yra. Ir būni labai atviras su savimi ir tai yra labai gerai. Ir ką pastebėjau, yra labai svarbu būti atviram, nemeluojant, sutikti su tam tikrais dalykais, kurie vyksta. Nežinau kodėl, bet mano markeriai kažkokie įdomus dabar palikę. Arba aš čia. Nu taip, bet iš tikrųjų aš galbūt nepasižiūrėjau, bet iš tikrųjų nepasižiūrėjau. Dėl markerių atsisėdau daryti video ir dabar yra taip, kaip yra. Ir vadinasi, su markeriais reikės. Taip yra, bet taip gali būti ir kitaip. Vadinasi, aš galiu ir šitoj srity, po šito video prasinešti per markerius ir pasižiūrėti, atsirinkti, kurie jau visiškai nebepiešia, padaryti vienoje ar kitoje srityje tvarką. Ir dar vienas man pastebėjimas, nežinau kaip jums, kai jūs darysit, tai aš, kai pasisakiau tam tikrus dalykus, ties kuriais aš esu nepatenkinta, aš buvau nustebusi, kad vis dėlto yra sričių, kurias reikėtų man koreguoti, nes iš tikrųjų mane netenkina ir aš jas turėčiau atkreipti dėmesį. Ir tai mane dabar skatina priiminėti šiek tiek kitokius sprendimus ir skirti tam irgi dėmesio. Ok. Jeigu atkreipsi dėmesį piešiant, kas vyksta kūne, neužmirškite gerti vandens, o tie, kas nepieš tiesiog darys, tai tikrai siūlau vis tiek gerti vandens ir galbūt net ir pasivaikščioti. Nes kai aš dariau nepiešimo praktiką, aš po jos man pasikėlė, tai tikrai, nežinau, tai kad dabar yra lietus Lietuvoje, aš tiesiog gerai prasivaikščiau ir man tas pagerėjo. O dabar piešiant, tiesiog jaučiu, kaip kyla man irgi energija. Ir ko gero po piešimo, kai aš išdėsiu video, ne, šito aš nenoriu. Ir šitas irgi nelabai tenka. Kažkaip tai man čia dabar palikau labai išrankį. Ok, suaktyvinsiu šiek tiek spalvą, pereisiu prie archetipavimo. Jūs galite ne vieną dieną tiesiog papiešti tokius piešinius, pieškit, ta prasme, linijas, pripažinkit, pradėkit sakinio konstrukciją, pirmą išrašykit, tada pripažinkit, pradedant sakinio konstrukciją nuo žodžio taip yra, ir priemu štai, ir galiausia sutinku su tuo, kas yra. Bet galiu aš visą tai keisti taip, kaip aš noriu. Tikiuosi matosi jau. Ir aš tiesiog dar po suaktyvinimo pabaigsiu piešinį, jį išdėsiu į Facebooką, komentarą pamatysit galutinį variantą. Tiesiog. Ir dabar tik tai šiek tiek suaktyvinu. Taip. Suaktyvinu. Taip. Na va. Ir iš tikrųjų man svarbiausia, nežinau, jums, man yra svarbu pripažinti. Man gal visame šitos praktikos darime buvo svarbiausia, didžiausia reakcija buvo į tai, kad pripažinti. Nes kai aš pradėjau sakyti pripažįstu, tada man pasipylė tiesiog labai daug ašarų ties kai kuriais punktais. Ir supratau, kad tikrai nebereikia kovoti. Ten sakyti teisinga, neteisinga, mes nežinom. Nei kaip yra teisinga, nei kaip neteisinga. Mes galim. Tai, ką galim, mes pakeičiam. O ką negali, tai negali. Yra taip, kaip yra. Tiesiog taip yra. Ir kažkodėl tai aš pagalvojau,
seniau man visą laiką būdavo labai keistai tie žmonės, kurie labai susitaikydavo. Ir aš dabar, pavyzdžiui, suprantu, dėl ko jie susitaikydavo. Arba dėl savo išminties, arba dėl to, kad taupo savo tiesiog energiją ir savo energiją sutaupytą nukreipinėja kitiems svarbesniems savo dalykams. Tiesiog bent jau man atėjo įžvalga. Ir nebūtina būti kaip Don Kichotu ir nebūtina su vėjo malūnais galinėtis, vadinkim taip. Tai va, tai yra tiek. Jeigu dar vis dėlto turit klausimų arba norit pasidalinti savo patirtimi, tai mielai rašykite komentaruose, aš lauksiu. Taigi su jumis buvo aš, Ingrid. Iki kito karto. Ate.